Taigi sveiki. Gavau dėžutę iš pačios Korėjos. Taigi ir pasižiūrėkim, kokiu aš čia gėrybių prisisakiau. Jo, neturėjau anksčiau laiko, kada atsidaryti tos dėžutės. Laukiau galimybės kartu su jumis tai padaryti. Ir pagaliau sulaukiau. Prisaskaita. O ir čia kaip gražiai supakuota viskas. Ir pradėsim pirmiausia nuo kempinėrio. Kaip šitą laukiau, nes jau visas savo pabaigiau. Ką turėjau, tai iš tikrųjų nuostabios kempinėlės. Indam antibakterinės. Dviejų pusių yra va šveistukas, aštresnė pusė, antibakterinis sluoksnis ir minkštesnis sluoksnis. Tai iš tikrųjų labai fainas dalykas. Jau buvau pabaigusi jas. Tai dabar galėsim vėl plauti indus. Ir jų šiaip labai ilgai užtenka. Taip, o dvi pakuotės. Taip, kągi mes čia turim dar BB kremą užsisakiau, kurio dar nebuvau naudojusi. Tai irgi labai įdomu pasižiūrėti, kas per kremas. Ir va, mato, koks įdomus pieštukas. Pabandysiu atidaryti, jeigu man čia atsidarys. O, ai va, reikia sukti ir pasižiūrim. Oi, kokia tamsi tokia spalvytė. Pasižiūrėkim. Jo, tokia truputį rudumą eina, va, matosi. Oi, kaip skaniai kvepia. Tai va, iš tikrųjų labai skaniai kvepia. Aišku, truputį tokį rudumą matosi jinai, bet pasižiūrėti, kas per produktas labai norėjusi, nes tikrai neturėjau šito. Taip, kągi mes čia dar turim. Mano atėjo vitaminas D su K. Tai iš tikrųjų irgi labai norėjau šito produkto. Na, o čia vyram po skutimosi labai puikiai drėkina veido odą. Tai jau antrą kartą šitą dalyką užsisakau, tai labai irgi patinka. Kvapas geras. Taip. Oi, šitas dalykas, tai pas mane iš tikrųjų turėjau iš anksčiau užsisakiusi, dabar pabaigiau, tai dėmiau išėmėjas. Čia yra papildymai, turiu bonkutę, tai va prisipilsim tų papildymų. Iš tikrųjų labai geras dėmiau išėmėjas. Teko dalyvauti laidotuvėse ir lelijos. O žinot, lelijos piesteliai tie turi tokią spalvą, kuri iš tikrųjų išteplioja man megztinį. Ir galvojau, ką daryti, ar išmesti jį, ar bandyti išplauti. Bandžiau išplauti su paprastais milteliais, dėja nepavyko, geltonos dėmės liko. Na ir galvoju vis tiek, ar taip jau. Tai kągi, paėmiau, išpurškiau su šito mūsų dėmių išėmėju. Palaikiau 10 minučių, išpurškiau dar kartą, palaikiau dar 10 minučių ir įdėjau į skalbimo mašiną. Na ir galvoju, bus kas bus. Ir iš tikrųjų, žinokit, ištraukiau jokios dėmės, kad ten buvo lelijom ištepliota. Tikrai ne, labai faina. Taip, čia mano BB kremo dėžutė. Taip, kągi dar čia turim. Oi, šitą dalyką, taigi čia merginos namų spa salone. Salonas iš tikrųjų mikro adatėlės. Tai va, matosi, kur galima jas dėti. Tai kaip bandysiu užsidėti, padarysiu tikrai video, nes šito dalyko senai laukiau. Taip, kągi dar turim. Oi, mano kapsulės skalbimo. Šitas produktas irgi nuostabus, iš tikrųjų, kvepia rūbai, minkšti rūbai ir man tai pasakiškas dalykas yra. Tiesiog va tokios permatomos kapsulytės yra ir jos įdedamos iš tikrųjų pagal, nes yra ant maišelio nurodyta va kiek dėti, pagal rūbų kiekį, pagal vandens kietumą. Taip, kągi dar turim? Turim dargi indaplovėm tablečių. Taigi bandysim, šito produkto dar nesu bandžiusi.
Tai labai iš tikrųjų įdomu bus pasižiūrėti. Čia šiaip gana jisai sunkus pakelis ir nemažai tų tablečių yra. Čia ko gero, tai pasižiūrėsim, kiek čia yra. 60 vienetų, tai tikrai labai daug yra. Ir pasižiūrėsim, kas per kvapas ir kaip plauna indus. Na ir be abejo, paskutinis mano produktas, esu jau aš jį naudojusi, tai ypač vasarai dabar, kai artėja šiluma ir mūsų oda iš tikrųjų nuo karščio išsausėja, tai va labai drėkinanti priemonė puikiai, matot, tai yra esencija ir lengvas kremas. Šitas kremas labai lengvutis, dabar jisai uždarytas, taip galiu pradaryti. Jis labai skaniai kvepia, labai lengva tekstūra. Tiesiog va, patepi ir ant mano to rudo kremo. Ja, tai labai skaniai kvepia. Ir matot, va čia šitą esenciją su burbuliukais, tai čia yra mineralai, vitaminai ir jie, sakykime, kaip mes jos išleidžiame iš šito buteliuko. Tai galiu tai pabandyti. Oi, sunkiai nusiima. Taip. Va. Tie burbuliukai susprogsta ir mes tada užsitepam ant veido. Dabar ant rankos užsitepsiu, nes veidas nevalytas. Oi, bet kvapas koks, tokia prabanga, tokia švara, toks švelnumas, tai tikrai rekomenduoju šitą produkciją visom moteriam, kurios iš tikrųjų mėgsta prabangą, bet, kaip sakoma, už prieinamą kainą. Tai šitas rinkinukas tobulas yra. Ir aplamai, ir visi Pietų Korėjos Atomic kompanijos produktai yra tobuli. Aš naudoju juos jau 6 metai ir tikrai nesigailiu ir tikrai neplanuoju keisti kitą kompaniją, nes produktai tai superiniai. Tai jeigu ir tu norėtum tos produktus naudoti savo šeimai, nebūtinai čia kažkuo užsiimti, kažkokią papildomą veiklą ar dar kažką, tiesiog galima prisiregistruoti ir daryti užsakymus ir produktą naudoti savo. Tai jeigu tave sudomino, parašyk man, aš papasakosiu tau, kaip prisiregistruoti, kaip pasidaryti ir iš pačios Korėjos užsakymą, ir iš Europos parduotuvės. Tai nėra sunku ir iš tikrųjų nėra brangu. Tai laukiu tavo žinutės arba komentaro po šituo video ir susisieksim. Tai gražaus vakaro visiems.